rungtynėse. Ką tik buvo pristatytos komandos, o dabar... Taigi, Nevat, rungtyniaujantis CSKA klube. Ir visi keturi, galima sakyti, ispanai žaidžiantys įteikia kovai, su kuo beteko kalbėtis. Visi sako, kad reikia laimėti, norint gerai sužaisti, nesvarbu kokia tvarka laimėti. Arvydas Sabonis dar kartą atkovoja kamuolį. Ir 2 taškai. Atsarginių žaidėjų suolelį. Na, o mūsų krepšininkam, kuriems pagrindinis krūvis tenka praktiškai 3-4, šiandien tikrą kartą vien Barcelonos olimpinės žaidynės, kuomet buvo lemiama kova dėl bronzos medalių. Be abejo, išliko mums visiems atminti Arvydo taškas. Ir Marčiulionis atiduoda Arvydui Saboniui. Ir 2 taškai. Susitikimas. Galbūt pirmą kartą jau prieš rungtynes teko matyti taip susikaupusią Major komandos kažkokia tai akcija, o visi veržėsi po krepšių ir atmeta kamuolį. Laukia komanda, kol sugrįž Arvydas į puolimą. Ir dar 2 Arvydo taškai, taigi jau 13 taškų šiandien pelnė Arvydas Sabonis, 22-15 pirmauja Lietuvos rinktinė. Kurtinaičiui. Marčiulionis, Arvydas Sabonis prašo kamuolio baudos aikštelėje. Ir dar 2 Arvydas Sabonis kerta į baudos aikštelę. Na ir 7 minutės 7 sekundės iki kėlinio. Pirmą kartą šios šalies istorija žaidė čempionato finale. Lukminas duoda Arvydui Saboniui. Na ir 3 taškai. 32-21 pirmauja Lietuvos rinktinė. Nepavyksta prasiveržti pro galinę liniją. Dar kartą pozicinė ataka. Marčiulionis sugauna Arvydas kamuolį ir dar 2 taškai. Na, labai sėkmingai šiandien rungtyniauja Arvydas Sabonis. Dar nesibaigė pirmasis kėlinys, o jis jau pelnė 21 tašką. Šių klubų gana ilgą laiką, jis 4 sezonus žaidė Vokietijoje. Sabonis įskaitytas kaip pastebėjote, apie 15-20-25 net sekundės mūsų krepšininkai rezgė ataką. Sabonis vėl įkėta po krepšių. Kurtinaitis. Ir 3 rimo taškai. 42-20. Kurtinaitis. Dar atakai lieka 10 sekundžių, taigi vėl 20 sekundžių kontroliuotas kamuolys. Ir Sabonio dar 2 taškai. 25 taškų šiandien pelnė Arvydas Sabonis. Tikrai fantastiškai rungtyniauja šiandien Arvydas. Informacija yra apie įvykusius NBA draftus. Informacijos čia Atėnuose nėra. Tik yra informacija, kad 54 numerių antrame raunde buvo išrinktas Žydrūnas Ilgauskas, bet prie jo yra užrašas maybe. Antrą dieną Karavelo viešbutyje, kur gyvena krepšininkai, bus traukiami kito. 13 sekundžių dar lieka atakai. Markevičius. Sabonis dar 2. Laimė nekrenta šiandien Rusijos komandos snaiperiui. Kol kas jis nelabai taikliai atakuoja krepšį. Dar vienas mūsų krepšininkų taiklus metimas 57-51 po Arvydo Sabonio metimo ir 29-asis Arvydo Sabonio taškas. Tarp kėlinių per pertrauką buvo duota komanda truputį daugiau padėti vidurį, Saboniui dengiant. Kurtinaitis, duoda Sauliui Štombergui. Arvydas Sabonis. Karnišovo atiduotas kamuolys. Ir su Artūro taškai, na, čempionato rungtynės. Fetisovas. Ir vėl laikui pagalbos užskumba arbitras Arvydui Saboniui. Šis atgal Artūrui Karnišovui. Baudos aikštelė atiduotas Arvydui Saboniui kamuolys ir dar 2 taškai. Na, nesulaikomas tiesiog šiandien Arvydas Sabonis. 33 taškus jau šiandien pelnė Arvydas ir beje 2